Treneri, ar į reguliariojo sezono pabaigą dar komandą prieš rungtynes dar reikia kažkaip nuteikinėti ar kažko mokyti atskirai prieš Panevėžio komandą? Reikia tikrai, nesvarbu Panevėžys ar kitas komandas, visas komandas gerbėm, prieš visas ruošiamės. Šiandieną tikrai nemažai klaidų buvo gynyboje ir galiu atvirai pasakyti, rytoj turėsim treniruotę, žiūrėsim video ir mokinsimės, nes artėja svarbiausias kovos. Tas pačias ir moterų Lietuvos lygos atkrintamosios prieš Panevėžio komandą, tai sakau, mokinamės kiekvieną dieną. O kaip galvojate, dabar, kai varžovių komanda žaidžia prieš jūs, ar būtent, aš nesakau dabar jau apie LCC tarptautinį universitetą, kalbu apie Vilių Stanišauską. Ar komanda žaidžianti prieš jūs, jų žaidėjos, jaučia kažkokią dvigubą motivaciją žaidžiant prieš rinktinės trenerį ir nori pasirodyti? Oi, čia tokį sudėtingą labai klausimą uždavėt. Nežinau, gal reikėtų jų paklausti, bet nemanau. Daugumą žaidėjų pažįstu, su daugumą gerai sutariu, tai manau, kad ne. Baigėsi šios rungtynės su komanda, kuri šį sezoną reguliariajame sezone neiškovojo nė vienos pergalės. Kokią motivaciją savo reikia turėti, važiuoti į rungtynės prieš nė vienos pergalės komandą neturinčią? Mes kiekvienam rungtynėm ruošiamės atitinkamai ir žinom, kad šita komanda turi gerų patyrusių žaidėjų. Tai mes tikrai nežiūrim į tai, kad bus lengva kova, kaip ir matėm, buvo ką veikti su jom. Tai ta motivacija gal ir būtų tokia, kad tu ateini į kiekvienas rungtynės, nesvarbu prieš ką tu žaidi, tu ateini 100%. Toliau play-offai? Toliau play-offai. Ir kaip ten? O ten jau bus karšta. Ar žaidimas atkrintamosiose rungtynėse, aš suprantu, kad prideda šiek tiek jėgų, ar ne? Turbūt prideda ir to fiziškumo, ir to noro daugiau, ar aš klystu? Ne, tai tiesa, tai yra, kaip sako, sezoną tu skirstai į 2 etapus, į reguliarų sezoną ir į play-offų etapą. Tai yra viena dalis iki tų play-offų ir jau kita dalis būtent tie play-offai ir jau kas laukia toliau. Tai čia tas ir mąstymas pasikeičia, ir koncentracija, aš manau, sustiprėja, ir komandiškumas, ir dvasia, ten yra kitas reikalas, kitas krepšinis. Treneri, vėl pamokų gavot, ar ne, rungtynėmis su LCC tarptautiniu universitetu. Kiek jos naudingos ateičiai? Labai naudingas, ypač mums artėjant dabar Baltijos lygos B diviziono atkrintamosiom, kur tikimės patekti finalinį ketvirtą. Manau, su tokia stipria komanda labai pasijaustas žaidimas prieš silpnesnes. Ar reikia nuteikinėti savo komandą žaidžiant prieš LCC tarptautinio universiteto komandą? Žinia, kad jų komandos vyriausiasis treneris dabar yra ir Lietuvos moterų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris. Na, šitą trenerį mūsų žaidėjas tikrai pažįsta labai gerai, nes ir rinktinės jaunimo buvo. Šiaip reikia nuteikinėti ir kad bus labai stipri fizinė kova, nes jom žaidžiant visą laiką tiek sesės Dijas, tiek Gerda po krepšiu tikrai duoda didelę fizinę kovą ir labai agresyviai dengiasi. Kartais net atrodo gal tos baudos ribose jo, bet su jom tikrai yra ta komanda, su kuria reikia nusiteikti fiziškai kovai ir netgi, kaip sakau, pakovoti dėl vietos aikštelį. O ar neliūdna, kad reikia nuteikinėti? Na, kaip, aš paprasčiausiai gal sakykim, ne tai, kad ten jau papildomai kažką sakyti dėl žaidimo, bet paprasčiausiai tas dalykas, kai mes žaidžiam B divizione Baltijos ir ten iš vis nėra, sakykim, tos tokios fizinės kovos ir čia ateina, tai vis tiek mes apie tą temą šnekam ir nusiteikiam ir atitinkamai tiek gynybai, tiek puolime darom tos veiksmus. Aida, kaip sekasi šioje komandoje tau pritapti? Neblogai. Puikus atsakymas. Apskritai, ar šis lygis, kuriame dabar tu esi, kaip tau sekasi susitaikyti su tuo fiziškumu nauju, su žymiai labiau patyrusiamis varžovėmis? Tikrai nelengva
bet bandau ir kažkaip pavyksta po truputį. O kokie trenerio buvo nurodymai tau asmeniškai šiandieną žengiant pirmą kartą į aikštelę? Nebijot, žaisti drąsiai, gintis, nežinau. O kas labiau baisu? Ar bėgti į aikštelę moterų lygos A divizione, ar atsakinėti klausimus čia ir dabar? Atsakinėti klausimus.